Labas rytelis. Nu ką, atvarėm vėl su Vidu į Angliją. Dalyvausim šį savaitgalį dar vienoj konvencijai. Kažkaip turiu nuojautą, kad čia bus labai crazy konvencija. Todėl, kad organizatoriai yra visiškai išpratėję, kaip jie rašo žinutės ir ką jie postina į savo Instagramą ir kokių prašė nuotraukų, kai reikėjo registruotis. Tai registracijos buvo sąlygos tokias, aišku, sumokėti pinigus, tai čia kas be ko. Kol kas esam sumokėję už konvenciją 215 svarų. Ir aš nesupratau, ar čia yra pilna sąskaita, ar 5%, nes kažkaip ant sąskaitos buvo parašyta, aš nelabai buvau supratęs. Nes jeigu būtų 215 svarų už konvenciją, čia būtų absurdiškai maža kaina. Bet jeigu bus 430 450 in total, absurdiškai didelė kaina. Tai labai nenorėčiau, kad tai būtų. Tai sąlygos buvo, aišku, susimokėti pinigų, atsiųsti savo darbų, jie ten profiltruoja, ar tu atitinki kažkokius tai tos konvencijos standartus. Ir prašė atsiųsti 3 savo selfius, bet jie turėjo būti visiškai nesąmoningi. Kažkokie, kad turėčiau maivytis, vaipytis, nes jie lygiai taip pat postino į savo Instagramo profilį kaip meistrą, kuris dirbs jų konvencijai. Tai tiesiog mano nuotrauka buvo va tokia. Viskas labai spalvinga, prizai labai gražus. Tik šį kartą yra biškis skirtumas toks, kad aš nesu užpsichavęs ant prizo šį kartą. Kaip visą laiką sapnavau, norėčiau, faktas, bet nėra taip, kad dabar esu užpsichavęs. Mes netgi dizainą su Vidu pasidarėm vakar. Pasidarėm tik iš vakar. Ir tai jisai nėra išdirbtas, nėra padarytas iki galo. Tai važiuojam dabar, atiduosim mažai sutrių mamai, kuris miega ant galinės sėdynės arba ne. Žodžiu, ir važiuosim pas Doncę į Milton Keynesą, pas jį į studiją, atsisėsim, pasibaigsim išsidirbti dizainą, pasidarysim kalkę ir tada iš Milton Keyno į Manchesterį. Tai mūsų šiandienos kelionė automobiliu gausis kokios 8 valandos, manau. Tai pasivažinėsim, bet vis tiek reikia šiandien būtinai nuvažiuoti pasiruošti, nes labai norėčiau, kad rytoj iš ryto man nereikėtų galvoti apie savo darbo vietos pasirašymą ir galėtume gerai išsimiegoti. Žodžiu, mano mintis buvo, sakau, aš ant šitos konvencijos aš noriu nuvažiuoti paturėti gerą laiką. Ir su tokiu planu gyvenau ir su tokiu dizainu irgi gyvenau, kad reikia pasidaryti tokį, kad dar spėčiau pasimėgauti konvenciją. Vakar atsėdam daryti dizainą, minčių buvo daug. Nuo kažkokių cyberpunk iki kažkokių filmų, personažų. Turėjom netgi 3 filmus. Pirmas filmas buvo Dingti per 60 sekundžių. Tada antras filmas buvo Lara Croft. Trečias filmas buvo Matrica. Ir ketvirtas dar buvo Waterworld. Aš kažkaip sėdėjau, man taip atrodė, kad aš nežinau, ką čia išgimdyti su tokiais dizainais. Reikia kažką galvoti kitą. Tai dabar nespoilinsiu, kai pasidarysim, išdirbsim dizainą, pamatysit, kokią, nesąmonę sugalvojau ir kaip bus įsivelta. Čia bus pats didžiausias darbas, kurį būsiu daręs gyvenime. Ever per 2 dienas. Bandysim sukalti visą vieną pusę kojos. Šiam kartui tiek. Pagaliau atvažiavom iki Doncės, blemba, ir trafikų užturėjom, ir viską, bet ir palakstėm, palenktyniavom, padriftavom. Kaip Vidai tavo įspūdžiai? Su mano vairavimu? Skrandis sustojo. O taip ir būna, kai man atiduoti teisės atgal, nereikėjo duoti. Einam pas Doncę pasisveikinti. Varom, išgazdinsim Doncę, sako, garantuoti, jie teisė ir spils mane nugarą iš kojos. Gal. Labą dieną! Mikrofonai, blėt. Taip. Sveikutis. Nu, ką tu čia paparacis filmuoja? Čia bus mano naujas operatorius. Naujas operatorius. Operatorius? Zdarova. Nu, kaip gyvas? Normaliai.
Ką? Normaliai. Papasakok apie savo atostogas. Blet, pavargau, na. Donzė atostogavo. Visur buvo, kiek šalių aplankei dabar? Nežinau, 4. 4 šalis. Buvo velnio iki. Viskas esu pavargęs. Jau pavargau, dar net reikia dabar sės dizainą darytis, tvarkytis, o man jau pizdai yra. Tai... Nu, bet reikia pasidaryti. No, I don't have time to talk. I'm busy. Thank you. Bye. Have a nice day. Turima pasidarė jau visą dydį. 3A4 lapų. Čia kol kas didžiausias darbas, ką aš bandysiu įkalt per 2 dienas. Tai va, tai čia yra Mario, Angelina Jolie, Nicolas Cage'as, Gone in 60 Seconds. Mario tematika, tai bus taip. Turim šią dizainą, turim viską, tai bandysim. Baigiam atvažiuoti, liko 4 kilometrai ir aš, kadangi esu kraštutinumų žmogus, ypač su automobiliais, man kai rodo, kad 0 galima pravažiuoti, aš manau, kad galima pravažiuoti dar 100 km. Jeigu 0 rodo, vadinasi važiuoji nemokam. Ir turim 27% elektros, bet kadangi čia yra hybridas, ar važiuos, žinai, iš tų 27%. Tai didelė tikimybė, kad nevažiuos. Bet aš vis tiek manau, kad mes čia viską gerai padarysim. Vis tiek jau šiandien tų iššūkių priturėjom, visokių nesąmoningų. Tai aš nemanau, kad reikia bandyti išvengti dar vieną. Tai tiek. Nuvažiuosim, parodysim, kaip mes ten įsikūrinėjom. Čiūs! Gavom kortelę, pakabuką. Pasižiūrim, kas čia yra. Jei, labai kietas. Kietas spausdinta kortelė, kietas dirželis ir apyrankės mum. Tai va, einam pasiimti daiktų. Nu va, prašau, visi ruošiasi. Konvencija irgi nėra labai didelė, labai kažkaip jaukiai čia atrodo man. Turim sceną. Scena atrodo kažkas vyks. Šiaip šitoj konvencijai mačiau bus, kad daug pasirodymų. Bus pole dance'as kažkoks, bus po to ten ant tokių spiruoklių, kur šokinės tipo, žinai, kaip kengūras yra, tai ten, nu žodžiu, kažkas tokio. Dar ugnies šou, man atrodo, bus, nu čia yra, jie pasiruošę. Jo, tai čia mum atrodo, kad viskas yra tiek, bet dar ne viskas. Dar ne viskas, dar atradom tamsų koridorių, kur kažkas dar ten yra. Čia pardavinėja visokių dalykėlių, tai bus galima rytoj per pertraukėlę, kai darysim. Ir rytoj filmavimus mes realiai darysim per pertraukas, todėl kad mes esam dviese, Vydas ir aš. Tai neturim, žodžiu, daugiau žmonių, kas mum padėtų. Oi, nu ką, kabinam savo tentuką. Atėjęs radau savo vietą, dar neparaštoj šitą Everything Tattoo Supplies VLI, tai čia reiškia, kad gali atsukti į tą pusę parodyti, kaip kabant sienos, tai čia yra Anglijos supplieriai, žodžiu, Tattoo Everything Supplies. Jie suppliena, žodžiu, rašalą, adatas, viską ir jie turi savo pro team, žodžiu, kur meistrai gauna iš jų suportą, ten adatas, rašalus, dar kažką, žodžiu, ir atėjom radau savo vietų irgi tokį patį, tai aš manau, čia kaimynai pasikabino, nes aš tikrai su jais nieko bendro neturiu, nesu remiamas meistras, tikiuosi kol kas. Labai tikiuosi, kad man pavyks planas Chuliganas ir gal aš tapsiu sponsor artistas, ko tikrai labai norėčiau. Tai turėjom pokalbį, nežinau, kuom baigsis, tai nededu daug vilčių, bet ir nededu visko iš šiukšliadėžę. Manau, kad viskas įmanoma sunkiu darbu ir pastangom.
Nu ką, sveiki, dar kartą. Tai padarom trumpą pauzę, nes kai rašinėjom šitą video vlogą, aš kalbėjau apie sponsorius, kad būtų labai faina gaut, kad vyksta gal kažkokios tai dėrybos, gal ir nevyksta. Blema, biški šalto pasidarė, čia reikėtų apsiklot kažkom. Kom čia apsiklot? Oi, kokį gavau fainą pleduką. Net nežinau, kaip čia aukštinkojam. Neaukštinkojam. Iš karto šilčiau. O šilčiau, nes mane dabar šildo Baltic Body Art. Esu pirmasis Baltic Body Arto sponsored meistras, kuom labai džiaugiuosi, labai dėkoju jiem, labai dėkoju Baltic Body Artui, kad būsiu dabar jų veidas, stengsiuosi atidirbti kiek įmanoma daugiau, kad jiem būtų geriau, kad būtų graži draugystė, netrūktų reklamos ir dar kažko, tai dabar reklamuoju ir jum Baltic Body Art. Čia yra visos profesionalios priemonės, nuo A iki Ž tatuiravimui, visko, ko jums reikia, kartridžai, mašinėlės, dažai, visokie papildomi dalykėliai, inkapsai, gumytės, nesvarbu, you name it, ko jums reikia. Tai viską gausit čia. Nuo šiol matysit Baltic Body Arto logotipą vlogose, todėl kad, kaip ir minėjau, nuo šiol esu jų sponsored artist. Tai dar kada dėkoju Baltic Body Artui už šią naują ir gražią draugystę. Nors draugystę turėjom jau ir senai nuo 17 metų, bet dabar ji dar labiau... Ką padarė? Įsilepsnoja. Tai įsilepsnoja dar labiau. Tai ačiū Baltic Body Artui ir gero jums žiūrėjimo. Iki. Tęsiam dėtis viską, čia šitaip mūsų viską atrodo, viskas tilpo į vieną dėžę ir dar porą dalykėlių rankose kaip gultas ir staliukas ir lempus. Tai dar kartą ačiū Donatui, Inked Moose studijai, kad mane visą laiką palaiko, duoda įrangą, kad nereikėtų skraidinti su lėktuvo ar dar kažkaip, ar turėti čia. Tai viską duoda naudotis, tai labai faina. Laikas Donatui ir Inked Moose studijai. Ištraukiam svarbiausią dalyką, mūsų laimės talismanas. Tikiuosi padėsis mums ir šį kartą. Žodžiu, bet kaip ir sakiau, daug pastangų neįdėjau, tai my bad. Žodžiu, šį kartą pasirašym lipdukų. Jau senai, bet turėjau savo lipdukų. Tai va, šį kartą pasirašym lipdukų. Dviejų rūšių. Vieną perdariau savo seną, kokį turėjau, o kitas lipdukas, va šitas, kurį būtent dabar dėlioju, šitą paveikslą nutapė mano geras draugas Rytis Minkevičius. Jis yra labai geras tapytojas, laimėjęs ne vieną apdovanojimą užsienį, daugiausiai Amerikoje su savo tapybos darbais. Tai labai ačiū jam irgi už tą paveikslą, jis tikrai gerai, gal net įkelsiu jį parodyti vlogą. Žodžiu, o čia yra tiesiog ikoniškas Dreiko šūdas su mano veidu. Tai ką žinau, o taip. Svarbu, kad nebūtų tuščias stalas. Rytoj nupirksim dar saldainiukų, kad būtų svečiam, nes mes esam prie įėjimo, kaip ir praeitą kartą, tai tie saldainiukai jau čia eis. I'm super busy right now. Sorry. Tai čia, kada meistras yra pilnai užsibukinęs, o kitą pusę I can make you sexier. Tai jeigu neturit tatuškių, mes galim padėti jum patapti truputį seksualesniais. Tai va, mes jau kaip ir pasirašėm, esam labai pavargę, iš tikrųjų šiandien mašinį kiek praleidom, kokį 10 valandų. Nu, ne 10, bet tikrai daug praleidom, ne, Vidai? 8 valandas mašinį tikrai praleidom, dar pasirašinėjom viską, dabar noris nuvažiuoti degalinę kaip nors, tada dar kažką nusipirkti ir pakristi viešbutį į lovą ir įsiilsėti kiek įmanome labiau. Tai viskas šiandien, pasirašymas baigtas, mes čia, mes pasiruošę, kalkės turim, viską turim pasidarę, rytoj tik belieka ateiti, pradėti dirbti. Ir iki rytojus. Čiau, iki. Labas rytas, mes jau esam šiandien pasiruošę konvencijai, išsimiegoję, pailsėję, jau ir papusryčiavę, viską padarė. Čia buvo vaidyba tik tais, nemiegojau su rūbais ir batais, tai keliaujam į konvenciją ir susimatysim ten. Sveiki, mėly žiūrovai!
mes jau įsikrapštėm iš viešbučio ir eisim ant konvencijų. Ten pasižiūrėsim daug pusnuogių mergų. Turėtų būti visokių spalvotais plaukais prisivėrę metalų, jausis į nosį. Čia prisidarė šūdų, o mes eisim įvertinti tų kiborgų. Gerai, keliaujame į konvenciją. Gerai, viskas, išsikliavom kalkę. Kalkė atrodo va taip. Tai čia bus pirma dalis. Šiandien šįkart dalinsim darbą į dvi dalis. Tai darysim, žodžiu, small black and grey and portrait. Irgi statysim į du competition šiandien. Bet šiaip po to darysim large black and grey. Žodžiu, rytoj, tai padarėm dizainą taip, kad jis dalintis į dvi dalis, kad abi dienas eiti į competition. Aš nežinau, ar čia buvo geras sumanymas, bet taip daro, tai sakau, pabandysiu ir aš, why not. O dabar praeinam biškai pro konvenciją. Ir čia turim kolegą Sigutį. Filmuok Sigutį. Nu, ką tu? Ką darai? Nice. Labai geras. Mažytės kojytės. Ant mažytės kojytės, jo. Tai padarysi per 2 dienas? Padarysi. Didelė tikimybė? Daug tikiesi? Tu žinai, kad mes turėsim kapotis tarpusavį. Tai aišku, tave nurungsim. Yes, gerai, gerai. Nėr čia ko užmigt ant laurų. Gerai, sėkmytės. Iki. Kadangi šitą konvenciją dar turi tokį competitioną kaip Best Booth Setup, tai geriausiai paruoštas bufas. Tai žodžiu, ir prizas yra labai linksmas ir juokingas. Tai tikrai gerai atrodo, labai kietas bufas. Čia yra svečiai bufo, prižiūrėtojai, tai labai kietai atrodo. Oh, nice! Čia irgi jau ruošiasi konvencijai chebrytė, merginos. Jau visur gražu, spalvota, rožinės daug. Aš pastebėjau, kad Anglijos konvencija ypač visi labai mėgsta pasipuošti spalvotai savo vietas. Šiaip, kai važiuoju kažkur į Europą, kai važiuodavau anksčiau daugiau, pavyzdžiui, į kokį Briuselio tatų konvenciją, tai tiek spalvų nebūna. Viskas stengiasi visi pasidaryti kažkaip tamsiai, kad būtų juoda, kad būtų tamsu. Tai šitoj konvencijai, kadangi yra tose konvencijose, kuriuose yra competitionai Best Booth Setup, tai visą laiką visi stengiasi tos būtus įsirinkti kažkaip linksmiau, kad gražiau atrodytų, kad pasimtų pirmą vietą. Lietuvoje, kada buvo Baltic Tattoo Convention, tai irgi buvo competitionas Best Booth Setup, kas yra labai linksma. Ten parodo žmonių kūrybiškumą, kaip jie įsirengia, kaip jie pasidaro savo savaitgalio studiją konvenciją. Tai va, tai tiek, ką, biškį apėjom, o dabar keliaujam darbuotis. Iki.
ką, viskas, reikia eiti. Small Black and Grey competitionas prasidėjo. Baigiam grinai ant minučių. Baigiam ant grinai paskutinės minutės. Dar spėjau porą minučių palaikyti, kad nurimtų odą nuo raudonumo, nes labai išraudonavo. Pasirinkau pačią blogiausią vietą kūno tatuiravimui, competitionui, kokią tik buvo galima pasirinkti. Bet yra kaip yra, gyveni ir mokais. Aš po to apie savo pasirinkimus papasakosiu toliau. Dabar skubu valyti ir viskas. Šok vidį nuo lovos, einam į competitioną. Nu va, šitą turim padarę. Nežinau, kiek čia gerai matos, kiek nesimato, bet va dabar Vytas laukia dėl šito darbo competition'e Small Black and Grey. Small Black and Grey, kaip ir minėjau prieš tai, turi tilpti į A4 formato lapą. Tai labai tikiuosi, kad čia viskas gerai. Nu ką, teisėjai vertina darbus, jau praėjo gal kokį 15 žmonių. Žodžiu, dar stovi vienas prieš Vydą ir Vydis stovi. Žodžiu, laukia. Man rankas jau kratos, aš nežinau, kodėl aš šitos konvencijos nieko labai nesitikėjau, bet man vis tiek kratos rankas. Žiūrim. Ką, viskas, teisėjai subėga vertinti, viskas stebi, žiūri šešėlius. Nu ką, pastatėme kategoriją, apžiūrėjo mūsų darbą. Tai nežinau, labai ilgai ten žiūrėjo, kažką diskutavo, tai kai per ilgai žiūri, man visą laiką atrodo, kad negerai, žinai. Man kartais norisi, kad atėjo, pažiūrėjo ir nuėjo, žinai, bet yra kaip yra, čia yra teisėjų darbas. Mes jau šiandien norėjom pakuotis, norėjom susidėti daiktus, norėjom nieko nebedaryti, norėjom varyti, bet mes rytoj turim dar ant tiek daug padaryti, kaip ir minėjau, turim dvigubai daugiau padaryti, negu padarėm šiandien. Tai kol eina competitionai kiti, kol dar nėra apdovanojimų, vis dėlto dar buvo priėjęs Bedfordo tatuiruočių konvencijos organizatorius, kuris išparino, kad sako, tu daryk toliau, nes dar galima iki pusės 8 vakaro daryti. Tai nusprendėm, kad vis dėlto darom, pasidarysim čia tą grybą dar ir po to rytoj bus likusi gan didelė dalis, bet būsim irgi daug šiandien padarę. Tai rytoj bus mažiau streso, bus daug streso, bet bus mažiau negu būtų, jeigu nedarytume šiandien grybą. Tai ką, viskas, laukiam apdovanojimų. Iki. Kadangi leido statyti 2 kategorijas, tai dar pastatėme portret kategoriją. Nors yra portretų labai keletas gerų, gerai padarytų, tai tikrai čianai leidom jų pavardės. Į šitą competitioną mes einam tik dėl to, kad tiesiog galima statyti 2 competitionus ir viskas. Tai mes kaip ir nesiparinam. Dėl šitą competitioną mums tas pirmas yra svarbesnis, o šitas ir dėl to, kad galima. Nes portretų tikrai yra, kas padarė labai gražių ir gerų, tai čia. Renko ašaras. Nieko nelaimėjom, nieko nepaėmėm, biškį liūdna, norėjos laimėti, bet kaip ir sakiau, čia viskas yra per tai, kad biškį trūko pasiruošimo. Nu, aš apie šitą, jeigu rytoj nieko nepaimsim, aš papasakosiu apie šitą visą situaciją, apie šitą pasiruošimą savo menką. Žodžiu, bet liūdna, nu kaip liūdna. Aš iš karto sakiau, kad nėra iki galo taip, kaip norėjau pasiruošti. Eksperimentavau su dizainu, bet sakau, viską papasakosiu plačiau rytoj. Laimėjo pirmą vietą iš viso, toks labai mažiukas darbas, žodžiu. Po to ten antrą vietą net nežinau, nes kai kada sakė kategorija Black and Grey, tai aš net negirdėjau, kokia ta kategorija, nu, tipo, tos kategorijos tu girdėjai, Vydai, kai pasakė Black and Grey? Pasakė. Nu, tai va, aš šitą negirdėjau. Tai žodžiu, yra liūdna, bet nieko nepadarysit, negali visą laiką nuvažiuoti ir laimėti. Ir plus pasirinkom konvenciją, šį kartą biškį tokia, jinai pati iš savęs nėra didelė, bet jinai turi gerų meistrų. Ir mane iš karto kolega Donatas buvo perspėjęs, kad aplink Manchesterį apskritai yra daug gerų meistrų.
Nu, kadangi čia vyko Mančesteryje, tai žinai, tai faktas, kad vietiniai važiuoja į savo konvencijas. Žodžiu, bet nieko. Šiandien pasidarėm daugiau negu norėjom būti pasidarę, tai tas gerai. O rytoj, kipsim į darbus ir bandysim laimę vėl rytoj. Rytoj bus viena kategorija su tuo pačiu darbu, tai bus Large Black and Grey, tai statysim į Large Black and Grey ir tada statysim 3 darbus į Best Hild. Bet irgi čia neaišku, kaip bus, nes yra toks lenkas, kuris labai gerai daro spalvotus darbus ir jisai sakė, atsivežė 6 klientus. 6 geri spalvoti darbai. Nu tai žiūrėsim kaip čia bus. O kaip tu, Vidai, kaip tu šiandien sekės? Tuoj palauk biškį, duosiu. Kaip tau sekės? Kentėjom ilgai ir daug. Skaudėjo? Jo, ypač paskutinis etapas. Kai tą grybą darė? Jo, kelias, vargšas kelias. Nu, nieko, bet atlaikei. O kaip savijauta? Nieko, rytojus, nelaukiu, noriu namo. Tai gal varom į klubasiką arba į after party? Man atrodo, čia geresnis variantas. Nu, gerai, tai viskas, ką? Tai jau nieko nebefilmuosim šiandien. Iki rytojaus. Čiau, bye. Net nežinau, ką pasakyti. Neatsikėliau su pačiu didžiausiu užsidegimu ir vaibu. Po vakar competitiono nesu aš patenkins. Dar pasižiūrim, kaip bus šiandien. Žodžiu, aš tikrai eisiu tada ieškosiu visus darbus, kurie dalyvavo. Norėsiu pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Norėsiu, žodžiu, visą tai pamatyti pats. Žodžiu, norėsiu pasižiūrėti, norėsiu palyginti, kelsiu palyginimui, jūsų teismui galėsit patys nuspręsti, kaip yra iš tikrųjų arba nėra. Žodžiu, šiaip yra aprodysiu konvenciją, aš dirbu pelėsio sąlygom, bet žiūrėsim, nu nieko, svarbu vidus patenkins. Skausme sėdi, gausi didelį, gerą, gražų darbą. Dabar dar viskas susigulėjo per naktį, atrodo dar geriau. Vidai, norėtum, pačiu, kad nebedarytume tau tatuiruotės ir važiuotume iš čia? Norėtum? Norėčiau šiandien. Bet reikia išbūti, ne? Konvencija vis dėlto kainuoja 450 svarų. Mes esam sumokėję, aš esu sumokėjęs 5%, 225. Aš galvoju, kad šitokia sąskaita ir bus, bet vakar pasidėjom su tatuiruočių meistrais, pavakarieniavom. Lenkas toks yra Tocos, linkėjimai jam, vis tiek mes nežiūrės. Žodžiu, gerai varo bišas, gerai daro spalvotas tatuiruotės, čia ta pati Hania kaukė, prieš kurią pralošiau Best Hild. Labai stiprus meistras, man labai patinka, jis maladėtis, matas toks disciplinuotas, turi savo sistemą, dirba atsisėdęs, nepakelia net akių visą dieną, kaip įkaltas jis prie tos kėdės. Tai respektas jam, reikėtų pasimokyti, nors mes irgi iš tikrųjų dirbom, nesiblaškom niekur. Iš konvencijos faina yra tam, kad susirasti naujų pažinčių, meistrų, gali sužinoti apie kitas konvencijas, kurios yra įdomesnis, bet I swear of my life. Šitą tokią lygio konvenciją mano paskutinė. Daugiau jeigu važiuosim kažkokias geras, į Angliją stengsimės gal labai net nebevažiuoti, stengsimės važiuoti į Europą. Yra tikrai Europai gerų konvencijų ir dar galima sėsti mašiną ir nuvažiuoti. Čia dabar man per brangiai kainuoja. Ten bilietai man kainavo į priekį atgal netoli 400, konvencija 4 PM, mašinos nuoma 500. Už viešbutį čia mes su Vidu sumokėjom irgi ten 300 šiam ar 8. Aišku, PM avansas buvo, kurį turėtų grąžinti. Tada šiaip visokios išlaidos, nu, blemba, brangiai, ne? Brangus malonumas šitas konvencijas. Bet sakau, aš labiau norėčiau į Europą, norėčiau nuvažiuoti, pasidaryti road tripą, dar kažkur sustoti, pažiūrėti. Tai va, viskas gerai, privažiavom prie security, iki. Nu va, užsikalėm kalkę, užsidėjom, esam viską pasiruošę pilnai antrai konvencijos dienai.
Kaip ir sakiau, nuotaikos nėra pats geriausias, bet reikia padaryti darbą. Svarbu, kitiem meistram patinka, eina, pagiria kažką pasako, tai tas svarbiausia, kaip ir Vytis minėjo, ane? Ne, svarbiausia visų kitų, o ne tų 4, kurie ant sienos sprendžia. Bet žinai, trofėjai vis tiek yra gerai turėti. Trofėjus trofėjim lieka, bet vis tiek, kai eina visi žiūri, sustoja, ką darai, visai kita. Nu taip. Super, ačiū, kad palaikai mane ir būni kartu ir kenti visą šitą reikalą. Blemba, biški nesimato dantų iki galo. Pieštukų nupieši. Nupiešiu pieštukų, kažkaip kalkė biški. Pabėgo, nieko. Tai va, čia gražiai susigulėjo. Aišku, vėl dabar biški išbėrė ir čia pakraujavo, nežinau. Užpisanti vietą, daugiau nebedarysi gyvenime šitoj vietoj. Išvies, jeigu klientai norėsit šitoj vietoj tatuiruotės, galite ir kitur, aš nedarysiu. Ne, darysiu. Kas belieka. 20 bucks. Nu. Žinai, mano draugai. Tai va, gerai, viskas. Dar praeisim pro konvenciją prieš startą. Iki starto liko 15 minučių ir viskas. Ir sėsim dirbti rimtai. Šiandien nusprendėm, kad pabaigsim anksčiau, ane? Kuo greičiau padarysim, tuo anksčiau baigsim ir viskas. Ir ramybė. Tai va. Čiūs. Gerai, tai čia va tas lenkas, kuris minėjau. Maladėts bičiukas. Čia jo piešiniai, jo printai. Labai gerai viskas atrodo. Pasekit jį Instagrame. Toso Tats. Nusiskenuokit QR kodą, pasekit Instagrame. Labai gražus darbai. Čia šitą daro jisai anime kategorijai. Super darbelis, labai gerai atrodo. Čia Tosas. Maladės bičiukas. This one did also Totso? Yeah, also did that. Čia taip atrodo jos sugijęs darbas. Labai gražiai, spalvytės gražiai nueina viską. Fantastinis darbas. Tai aš labai tikiuosi, kad jam paeis į anime. Oh my god, titty! Squeeze the titty! Wow! Nice, man! Oh! Candy Crush. Nice one, man. This is amazing. Labai geras meistras Totso. Pasekit Instagrame. Geras, ne? Čia turi visokių įdomių dalykėlių, turi drugelių, turi vabžių visokių. Aš nežinau, iš kur jie juos traukia. Aš nežinau, kiek čia... Pažiūrėkit, čia kokių, wow, pasaka. Visa kolekcija visokių drugių. Čia irgi visokių, sakyčiau, kinki dalykėlių, bet čia nelabai kinki, todėl kad tiesiog Anglijoje ypač populiaru tarp tatuiruočių meistrių vaikščioti va taip, iššaukiančiai, taip apsirengusi. Čia Lietuvoje, aišku, nieks nesuprastų, bet Anglijoje tai čia labai populiaru, va tokius nešioti visokius, jie nėra netgi brangus, 30 svarų, va už tokį kažkiek korsetas gal. Tai įdomių dalykėlį, sakau, galima pamatyti. Turim tarantulų. 100 svarų, va už tokį rėmintą tarantulą. Čia visokių su orais, matos, žmonės labai mėgsta vorus visokius. Čia irgi voratinkliais, viskas su voratinkliais. Žmonės ediktai turi visokių tokių veidrodėliai čia. Gražus, reikia gal pervežti dovanų. Čia gamintojai, jie turi savo visokių dalykų. Tai jeigu kam nors įdomu, nežinau ar siunčia į Europą, į Lietuvą, bet manau turėtų. O čia daugiau vat visokių tapytų dalykėlių. Irgi viskas yra daryta rankom. Visokių menų, nėra brangų, už gabaliuką meno 7-5 svarai. Va prašau, oktopusas. Čia visokių dekoracijų gražių. Čia gal taro kortos, selfie katinų.
dinozaurų kukuliukų imitacijos. Rankos. Labai gražių dalykų visokių turi. Nice. Čia irgi garantuotai eis į large kategoriją šitas darbas. Large cola. Čia dizainas. Yeah, looks amazing. Wow. Ką gersi? Kapusinio. Kapusino? Kapucino. Tuoj užsakysim. Čia kavų visokių turi, Diablo. Oi, papės. Kavos statelė. Vidžių trūksta kavos, kad kraujuotų daugiau. Labai gerai. Čia yra rūbų supplieriai, kurie vadinasi Dead Angry. Tatus the fucking planet. Taip ir yra. Tatuiruotės fuckino planetą. Akinukai labai gražus. Gal man tokius įsigyti, bet aš mačiau, kad visi dabar nešioja tokius, tai nežinau. Visokių crop topų. Marškinukai labai gražus. Ir kokybiški. Švarkelis. Daug visko. Čia galite morning man. Čia galite pasiekti. Morning. Va, turi visokių gražių dalykėlių. Nu ką, greitas updeitas, šiandien nieko nefilmuojam, žodžiu, todėl, kad reikia spėti ir tai jau nebedaug liko, nežinau, kaip spėsim iki galo mes padaryti šitą darbą, žodžiu, bet ne tame esmė. Jie sugalvojo paskutinę kategoriją Best Hill pastatyti į priekį, tai žodžiu, viskas ant streso, darbą nebaigiam, Vydis mane pajudino, sako, dabar tipo Best Hill kažką kviečia, tai dar kiek įmanoma greitai padarėm, nuvalėm nugarą, biškį ištepėm kremukų ir viskas, ir pastatėm dabar eilėj, Vydis stovi jau eilėj, statysim nugarą ir kojas, kurias darėm iš abiejų pusių, kadangi jos atrodo vienodai pagal dizainą, tai mes statėm kaip One Piece kategoriją, kad tai yra viena, tai žiūrėsim, žodžiu. Apžiūrinėja Vydį, nežinau, ko tikėtis. Kaip manai, ko tikėtis? Nu, vietos kažkurios. Lemma, buvo 50 žmonių šitoj kategorijai, tai kokios vietos? Pažiūrėsim. Nuo 3 valandos, tai jau visą valandą turėjo. Stovi Vydis eilėj, liko vienas žmogus, kategorija, dėl ko čia atvažiavom. Tai žodžiu, pažiūrėsim, kaip čia viskas bus, bet aš jau viskas, jau nebededu vilčių nieko, noriu važiuoti namo. Čia žodžiu, tiesiog absurdiška konvencija. Daugiau niekada į tokias nebevažiuosiu. Į Anglijos konvencijas nevažiuosiu, nebent tai yra didelė, tai Big London Tattoo Show. Žodžiu, o daugiau bandysim važiuoti į Europą. Fuck that. Viskas lipa Vydis. Nice, man. In first place, we have Z. Pirmą, antrą sugijusias. Pirmą, antrą, abi sugijusias. Wow. Nice. Gerai.
crazy, net nežinau, ką pasakyti, dabar biški trūksta žodžių, tai biški vėliau papasakosiu kažką. In first place, we have Fucking joke. Yeah, but still. Yeah, but you had to be first, man. You had to be first. Wow, nice, man. It's even nothing. Nothing says, Award winner and that's all. Yeah, you know? yeah. That's shame, but you know. Yeah, last year was the anime winner, Black and Grey, you know, yeah? Crazy. How do you feel about it? I'm gonna be fucking drunk. Tell I'm true. gonna be fucking drunk tonight. Best day. Yeah. Yeah. Congratulations anyway, yeah? Thank you, man. Congratulations, you too. Yeah, we did hard work. Yeah. Job done, yeah? Job done. That's it. Thank you, man, for your support this weekend. Yeah. Always. Always. And see you next convention. Nice. Thank you, man. And thank you, man. Nice. Nice. Viskas. Tai viskas jau. Jau prisifilmavom, jau užtenka dabar. Ką? Nešiokis dabar, nešiosis. Nieko nelaimėjau. Jo, tikrai ašarojau daug. Thank you. Tikrai ašarojau daug, tikrai wow. Buvo viskas blogai, Viskas blogai, viskom skundžiaus, sienos pelėsiai smirda, meistrai, žodžiu, ne meistrai, o organizacija kažkokia lieva, kažkas šūdo. Nu, karočią, wow. Ir dabar tas, kur pas Jurgį Mikalauską dirbo vaikinukas, vėl atsistoja prie teisėjų ir vėl dabar jiem putint smegenis, kodėl nelaimėjo, va dabar laukia jisai. Eik tu savo. Žiūrėk, burbuliuoja dabar. Matai, gali biškai arčiau, mikrofonas girdėsis, praeidamas pažiūrėk, kaip jis aiškinas. Nu, va, jisai aiškinas dabar, vakarėje aiškintis, kodėl nelaimėjo portretą ir dabar aiškinas, kodėl nelaimėjo. Irgi, nu, nesupranta. Tai va, gerai, varom, Didai, varom. Viskas, važiuojam namo, biškai emocijas nuslūgo. Važiuoti mums dabar 2,5 valandos. Tai va, buvo daug streso. Vakar buvo labai daug nusivylimo, kad nieko nelaimėjom. Aš jau galvoju, kad jiem nepatiko tas darbas, kad kažkas negerai. Bet ir atsikėlėm iš ryto ir mes su Vydu taip sakom, blemba, gal nevažiuojam. Nu, tipo, čia aišku, labiau bajerio reikalas buvo, bet ir nusivylimo reikalas buvo, tai kas yra visai natūralu, nes, sakau, tikrai nuliūdau, plius, nu, vat nežinau, kažkaip jaučiausi tokia atmetimo reakcija. Tada atvarėm iš ryto į konvenciją ir Toso, kurį filmavom, tas Lenkas meistras, jisai irgi, žinai, prieėjęs, sako, aš nesuprantu, kaip tu vakar nieko nepaėmei. Nes turi pasidaręs screenshotus ir darbų, kurie buvo padaryti vakar, kurie laimėjo 1-2 vietą. Ir Toso man išėjęs prieėjęs iš ryto, sako, gali būti toks variantas, kad jie pamatė, kad didelis darbas ir jie žinojo, kad tu darysi 2 dienas iš eilės ir statysi Large Black and Grey. Ir tai, sako, leido kitiem meistram irgi pasimti apdovanojimus, kad nebūtų taip, kad per visą renginį vienas meistras susišluoja tos pačios kategorijos apdovanojimus. Kas iš vienos pusės atrodo teisinga, su kuo aš iš tikrųjų sutinku, kad taip galėtų daryti, bet iš kitos pusės tai parodo šitų teisėjų nekompetenciją. Tie darbai, kurie laimėjo, jie nebuvo patys tvarkingiausi. Aš įkelsiu parodyti, kad jūs suprastumėte, apie ką aš kalbu. Bet iš tos pusės, kaip Tosas sako, tai aš puikiai suprantu ir dabar, jau kai turim laimėjimų, dabar man nebėra taip pikta, bet jeigu būčiau nieko nepaėmęs, nu tikrai man būtų liūdna. Galėjom dar labiau išdirbti šitą darbą, kurį darėm, bet mums pritrūko kokių 1 valandų, o tų 1 valandų kaip tik pritrūko dėl organizatorių visiškos sumaišties. Nes
nepailiui ėjo kategorijas, daugiausiai užimanti kategorija, dvi daugiausiai užimančios kategorijos, tai Large Color ir Large Black and Grey. Žodžiu, jos buvo maišomas vietoje non-stopų. Žodžiu, iš pradžių turėjo eiti Large Color, tada turėjo eiti Large Black and Grey, o Best Hill, tai geriausiai sugyjusi, turėjo eiti iš vis ant galo. Bet ką jie padarė, jie pastatė Best Hill į pirmą vietą tarp competitionų. Tai Vidas, aišku, ėjo į Best Hill irgi, tai mums reikėjo sustabdyti darbą kokiam geram pusvalandžiui. Tai jau praradom pusvalandį. Tada sukeitė vietom Large Color su Large Black and Grey, tai mes vėl praradom labai daug laiko, gerą valandą. Ir dar competitionas prasidėjo gal 4 valandą, kas irgi buvo stipriai per anksti. Pagal organizatorius turėjo prasidėti bent 5 valandą. Tai vat būtent tų valandų, kurių mums reikėjo, kad mes išdirbtume darbą iki galo, mums jų ir pritrūko. Bičas, kuris iš vakar turėjo, mano akim, turėjo laimėti kažkurią tai vietą Best Portrait, tai geriausio portreto, jisai nepaėmė nei pirmos, nei antros vietos, o portretas tikrai buvo geras ir jisai buvo sudėtingas ir tas, kuris laimėjo, tikrai nebuvo vertas pirmos vietos ir apskritai vietos. Tai irgi kelsiu parodyti, dėl to, kad jūs suprastumėte, apie ką kalba. Nes gal jūs matysit kitaip, gal aš čia tiesiog blogai vertinu jo. Bet kas keisčiausia, kad tas vyrukas be to dirba pas Jurgį Mikalauską Peterbore. Tai tas vaikinukas, kai paklausė teisėjų, jis ėjo aiškintis pas teisėjus, aš to nedaryčiau. Žodžiu, bet jis nuėjo aiškintis pas teisėjus ir teisėjai jam pasakė, kad tai nėra portretas. Nors tai buvo vikingo portretas, seno žmogaus su raukšlėm, kuris yra pakankamai sudėtingas ir seną žmogų yra tikrai sudėtinga atlikti. Aš tikrai nedaryčiau seno žmogaus portreto statyti į competitioną, tai čia buvo drąsus ėjimas. Gerai, o dabar pakalbam apie gerus dalykus. Vadovaudamasis sveikų protų ir rezultatais, kurie buvo vakar, aš tikrai nesitikėjau, kad nieko nelaimėsim, bet buvom iki galo. Ir dar kartą pasikartosiu, pasiėmėm pirmą vietą Best Hill, tai pasiėmėm geriausiai sugijusią darbą pirmą vietą su tuo darbu, kurį dariau praeitoj konvencijai. Praeitos konvencijos vlogo neišleisim, nes mes labai mažai filmavom, tai bendrai gausis gal kokie 10 minučių, tai jau čia net neverta, arba dar pagalvosiu apie tai. Bet darbas yra toks velniukas ant šlaunies, kuris gaudo kitą žmogeliuką, kuris bėga nuo to velniuko. Įkelsiu parodyti. Žodžiu, tai su tuo darbu pasiėmėm pirmą vietą, o su tuo, kurį darėm šitas 2 dienas, pasiėmėm antrą vietą. Esu labai patenkintas, esu laimingas, mano emocijos tiesiog triška per kraštus. Ir Vidas sako, ačiū Dievui, kad kažką laimėjai, nereikės važiuojant klausytis, kaip tu skundėsi viskuom. Nes tikrai būčiau skundęsis ir visus peikęs ir viską. Labai rizikavau darydamas tokį didelį darbą. Vakar grinai dirbom 8 valandas, šiandien irgi nežinau kiek, dar nenusiėmiau laiko, tai negaliu pasakyti. Bet dirbom daug, dirbom be pertraukų, dirbom be maisto, norėjosi pabaigti ir, kaip atsakiau, vis tiek pritrūko 2 valandų. Bet padarėm, ką galėjom. Esu labai laimingas, esu labai patenkintas, kad meistrai suportino, kad jie ėjo, palaikė mane, kaimynės palaikė, Lenkas Tomaš irgi labai palaikė. Pasakysiu atvirai, man trūko dėmesio šį kartą. Mes kaip per praeitas konvencijas išeidavom parūkyti, ten buvo padarytas rūkomasis meistram ir klientam ir kai mes išeidavom, mes tiek daug gaudavom dėmesio, kad mes ant konvencijos gale jau eidavom pakampėm, kad niekas mūsų nebekalbintų ir nebeklausinėtų žodžių, kaip viskas gerai atrodo ir ir taip toliau. Šįkart man biškį trūko dėmesio ir aš toks dirbu ir galvoju, gal čia aš blogai darau, gal čia blogas mano darbas, gal čia nelabai patinka, bet paprasčiausiai nebuvo tos tokios vietose, rūkymo, kur visi būtų vienoj vietoj. Sakau, šitoj konvencijai trūko cinkelio. Ir šitoj konvencijoje after parties buvo planuotas kažkoks labai didelis, labai geras. Pagal pernai pasakojo, kad buvo labai žiaurus after parties su visokiais įdomiais dalykais, vienas susikišo dildo į subinį. Pernai, žodžiu, buvo toks siurprizas per after party,
kad į plėvelę maistinę buvo suviniota labai daug nešvankių dalykų. Ir žodžiu, ir tas didelis paketas su daug nešvankių dalykų, jisai keliavo per meistrų rankas ir groja muziką. Ir kada sustoja muzika, tas paketas, kurio meistro rankose sustoja, jisai atvinioja vieną lėjerį ir kas tame lėjerį būna, tą turi padarytas meistras. Tai ar tai buvo kažkokia maikutė, kad aš esu gėjus. Ir paskutinis dalykas ir tos plėvelės, kas buvo, tai buvo dildo. Buvo dildo ir bičas susikišo jį savo į subinę per after party. Ir šiemet žadėjo, kad tas after parties turėtų būti dar žiauresnis. Bet after party nebuvo. Dar vakar iš ryto kalbėjo organizatoriai, kad čia bus after parties ir turi didelį siurprizą paruošę, bet gavos taip, kad after parties tiesiog vyko viešbučio vestibiulį, biški chebrytė pasėdėjo, mes irgi grįžę po vakarienės nuėjom atsisėst, bet pabuvom, tu tai iš viso gal pabuvai 2 minutės ir sakai, eini į viršų, o aš pasėdėjau su Tomašu, biški mes pašnekėjom, bet irgi, ką aš žinau, 10 minučių kokį ir irgi grįžau į kambarį. Tai va, overall, konvencija 3 iš 10, nuotaika dabar 10 iš 10, nes aš dar ant emocijų esu, bet laikysiuos savo plano tokį, kokį ir buvau suplanavęs. Mano paskutinė konvencija, kurioje dalyvavau, buvo 20 ar 22 metais. Dabar bijau pameluoti, buvo Dortmundo konvencija. Ir dabar ačiū labai Donatui, kad šiemet jisai mane prikalbino važiuoti į Bedford Tattoo Convention, kuriame padarė pirmą savo video vlogą. Ir po tos konvencijos aš savo pasakiau, kad aš noriu nuvažiuoti į 3 nedidelės konvencijas. Ir labai norėjau 3 apdovanojimų. Tai Bedford konvencijai pasiėmėm 2 vietas, tada praeitoj konvencijai pasiėmėm dar 1 vietą, tik 1. Ir po vakar dienos aš iš ryto galvojau savo mintyse, kad nesvarbu, 3 konvencijos sudalyvautos, bet iš 2 konvencijų 3 prizai. Mano buvo noras, kad aš gaučiau 3 prizus iš šitų nedidelių konvencijų, šitaip užsimotyvuoti save, čia tokia asmeninė motyvacija. Bet dabar iš 3 konvencijų turim 5 apdovanojimus. Ir aš laikysiu savo plano, ką esu suplanavęs. Padariau 3 nedidelės konvencijas, o dabar važiuosim į didesnės konvencijas. Iš jų dabar nusimato Brussels Tattoo Convention, kuri yra didelė. Aš esu vieną kartą joje dalyvavęs. Jinai yra nuostabi konvencija su daug visokių entertainmentų, su daug dalykų žmonėm, daug dalykų žiūrovam, 300 plus meistrų. Ta prasme, labai didelio lygio konvencija. Ir dabar stengsiuos važiuoti tik į didelės konvencijas, kad būčiau tarp geriausių. Aišku, aš sveikų protų suvokiu, kad bus to gal iš tikrųjų ir nebus to tokio didelio nusivylimo, kada aš žinosiu, kokie meistrai mane supa aplinkui. Aš važiuosiu pasikrauti motivacijos, važiuosiu susipažinti su kitais meistrais, semsimės patirties, ieškosim pažinčių, kur būtų galima nuvažiuoti kažkokias tai didelės konvencijas, padaryti despotų, pasisvečiuoti, pasimokinti kažką, gal pakeisti kryptį, gal labiau pasigilinti spalvotas tatuiruotes. Labai džiaugiuosi, kad susipažinom su Tomašu, jisai daro spalvotas tatuiruotes labai gražios, viską jau būsit matę, nes būsit įkėlęs jau prieš tai, žodžiu, tai va, viskas. Ir dar ką noriu pasakyti, aš nesu realistikos meistras, aš esu black and grey meistras, man tai patinka, man tai sekasi, man sekasi padaryti dizainą, realistiką palieku realistam, aš esu black and grey meistras. Ne, tai vakar po apdovanojimų, tai iš vis susiparinęs buvai, tai jau sakau, iš ryto atskėlėm, jau norėjom važiuoti namo, bet kažkaip tai atvažiavam, reikia pabaigti, darbas bent jau neįpusėjus, tai užbaigiam. Ir galvoju, visą dieną jis man bamba, viskas jam blogai, viskas čia smirda, viskas negerai, čia vis tie teisėjai, čia
grybai, jie nežino, ką nori, o visi meistrai eina pro šalį ir visi gyrė, kaip gerą trolą, kaip tas, visi meistrai, kurie praeina, visiems patinka kaip darbo. Tu sėdi susiparinęs, dirbai savo, nežinau, man jau gaila pasidarė ir taip toliau. Sakau, ačiū Dievo, kad laimėjom ką nors. Net tai būčiau čia dar 3 valandas mašinai klausysi dejonių ir taip toliau. O aš kažkaip, nežinau, iškentėjau, aš pats jau nežinau, noriu namo, noriu gulti ir atstokit nuo manęs. Čia palikit man ramybę. Dabar žaizdas reikia įsilaižyti. Nu ką, viskas, dabar jau tikrai viskas, ačiū jums labai, ačiū labai, kad žiūrėjot, ačiū tiem, kurie mane palaikėt, matėt mano storiese, buvau įkėlęs keletą storių, labai jų nedaug buvo, bet vis tiek, nes orientavomės į darbą, kiek galėjau, tiek nufilmavau, šįkart neturėjom operatoriaus, mes dirbom abu su Vidu, Vidas pafilmavo, aš pafilmavau, pasivaikščiom, viskas, ačiū labai, nebeužlaikau, nes ir taip jau čia labai daug šneku. Iki, čiau.